Štai ir turime pirmąjį šios dienos kibimą. Pažiūrėkime, kaip blaiviausiam Lietuvos žvejui pavyks ištraukti šį didžiulį laimikį. Trauk! Imk, Rokai! Geriausias Lietuvos žvejys. Operatorius atsigars. Kaip matome, kova tikrai nelengva, bet manau, kad su visa rasos pūslė jis tikrai ištrauks žuvį, arba žuvis ištrauks jį. Jo tau labai stabdė, tai... Vadė, manau, jums pritrūks energijos, gerk. Blaiviausias Lietuvos žvejys. Rokas tikras kovotojas, bet vilties vis mažėja. Babam, nutrūko. Parodyk. Per prievartą tempiama 30 kg lydeka niekaip nejudėjo iš vietos. Turbūt užmigo. Palauk, gal aš ištraukiu? Rokas neklydo. Jis tikrai ištraukė. Viskas, kas liko, tai paleisti gigantą. Paleisime vieną iš didžiausių ir gana sunkiai pagautų žuvų. Vieną neįsitikinkime. Čia viena iš lietuvių rūšių. Vadinasi gadalo dariai. Tokia rūšis. Čia pavadino tokią rūšį, žinot kas? Albertas Toškus. Toks Lietuvos žvejys. Ta žuvis ir girdėjot, aš nežinau, aš esu matęs tokį vaizdo įrašą, kad jeigu patinti kimerą, tai čia yra vanduo, žuvis savarankiškai šoks iš to kimerą ir pateks, kur vanduo. Šįkart Roko išmintis mus nuvylė. Ai, nu gerai, nu, gal ir nepasiteisins. Nu, blemba, kur tu čia eini? Oi, gandriukai, kur blėt? Nu, kur tai? Štai taip išlydime savo laimikį. Vienam gale kablys rėmėjai.